Šiame video parodysiu apie difuzinę plėvelę. Kaip sakau, geriausia dėti ant gegnių medžio plaušo plokštę ir kodėl ją geriausia dėti. Tai tuoj viską. Tai kas atsitinka difuziniai plėveliai po 15 metų? Jinai visiškai yra sudulijus. Aišku, aš nesakau, kad visom plėvelėm taip atsitinka. Aišku, ne visom, bet po 15 metų. Čia yra pietinė pusė, skarda yra, vos eina ranką išlaikyti. Ir šiandien nėra karšta, šiandien laukia 22 šilumos tik tai. Va. Šiauriniai pusėje matome plėvelę visai, dar nieko jai neatsitikė. Nu, šiek tiek. Bet iš esmės dar kaip ir jinai tarnauja. Tai visą laiką patarimas, jeigu norit ilgaamžiško gero sprendimo, ant gegnių dedat iš lauko medžio plaušo plokštę. Jinai sandarina ir apsaugoja nuo plėvelės šito tokio sutrūnėjimo. Jei kas turit klausimų, rašykit, klauskit, pasistengsiu atsakyti visiems. Iki sekančių kartų.